Šiemet sukanka lygiai 100 metų, kai Klaipėda buvo prijungta prie Lietuvos. Iki tol šis miestas Lietuvos valstybei niekuomet nepriklausė. Pasak istoriko Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto direktoriaus dr. Vasilijaus Safronovo, Lietuvos sąvoka čia egzistavo, tačiau tai buvo visai kitokia Lietuva, vadinamoji Prūsijos Lietuva. Kada mes kalbam apie šito miesto istoriją iki 20 amžiaus, mes turime žinoti ir vartoti sąvoką Prūsija. Dabar kas tai yra Prūsija? Prūsija tai yra visų pirma senosios prūsų apgyvendintos žemės, tai yra ten, kur dabar Kaliningrado sritis ir truputėlį šiaurinės Lenkijos. Tai va ten yra istorinė Prūsija ir Klaipėda tampa šitos Prūsijos dalimi pirmą kartą 1328 metais, kada Vokiečių ordinas perduoda Klaipėdos kontūrijos valdymą iš Livonijos tiesiai Prūsijai. Tai va, nuo to laiko Klaipėda yra Prūsijos dalis. Sąvoka Prūsija vartota jau viduramžiais ir anuomet reiškė sritį prie Baltijos jūros, tarp Lenkijos, Mazovijos ir Lietuvos. 13 amžiuje šią sritį užkariavo Vokiečių ordinas. Bet 1525 metais ordino didysis magistras Albrechtas pasiskelbė pasauliečių hercogų, išvarė Vokiečių ordiną iš Prūsijos ir perėmė jo valdas. Tai Prūsija tampa pasauliečio hercogo valdoma sritimi, kurioje įsiviešpatauja reformacija. Mėmelis šioje naujoje Prūsijoje tampa viena iš Prūsijos hercogo rezidencijų. Po reformacijos, kada Vokiečių ordinas yra išvaromas iš Prūsijos, reiškia, iš jo yra atimami turtai ir paskutinis Vokiečių ordino magistras tampa pasauliečių hercogu Albrechtas, reiškia, jisai įveda liuteronybę ir supasaulietina savo valdas, tai va, nuo to laiko mes kalbame apie Prūsijos hercogystę. Tai Klaipėda, kokią funkciją neatlieka toje hercogystėje, tai yra iš esmės viena iš valdovo rezidencijų. Tuo metu dar Europoje ne visada istorikai sako, kad tuo metu dar vis dėlto sunku apibrėžti, kas yra sostinė ir kas nėra sostinė. Iš tikrųjų, kai mes kalbame apie viduramžių arba ankstyvųjų naujų laikų Europą, valdovas dažnai keliauja iš vienos vietos į kitą ir jis turi visą tinklą rezidencijų, reiškia, kur jisai gali apsistoti. Tai vat Klaipėdos pilis yra viena iš tų rezidencijų, kur Prūsijos hercogas, kuris tuo metu reziduoja karaliaučiuje, jisai čia gali atvykti. 16 amžiaus pradžioje Klaipėda buvo mažas, ne itin reikšmingas miestelis. Nors ir turėjo prekybos miestui pritaikytas Liubeko teisės, ekonominė prasme jis buvo priskiriamas kaimiškiesiems miestams. Šaltiniai byloja, kad apie 1527 čia galėjo būti vos 100 sklypų savininkų, tačiau metai po metų miestiečių gausėjo. Klaipėdos augimą tuo metu labai veikė taika, kurią regione įvedė 1525 metais Prūsijos hercogo Albrechto su Lenkijos karaliumi ir Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu sudaryta Krokuvos sutartis. Nemažiau svarbus buvo ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemių aktyvesnis atsiverimas Europos pirkliams. Mieste pradeda kurtis amatų cechai. 1597-aisiais įkuriama pirklių gildija. Atgyja prekyba. Per Klaipėdą į Žemaitiją keliavo druska ir kolonijinės prekės. Iš Žemaitijos ir Prūsijos rytinių valsčių, daugiausiai javai, o nuo 16-17 amžiaus sandūros linai, linų ir kanapių sėmenys. Žaliavas vakarų Lietuvoje supirkinėjo anglų, škotų ir ypač olandų pirklių lygeriai. Nuo 16 amžiaus pradžios atvykdavę į Klaipėdą, apsigyvendavę čia su šeimomis ir naudodamiesi klaipėdiečių pagalba keliaudavę į Žemaitiją. 16 amžiaus viduryje Klaipėdoje jau minimi ir iš Olandijos kilę laivų statytojai. Kultūrinė prasme tai formuoja gana margą aplinką. Kalbant apie Klaipėdą, kadangi kalbame daugiausiai apie mūsų uostamiestį, tai kiekvienas uostamiestis išsiskiria savo daugiakultūriškumu, savo multikultūriškumu, nes į uostamiestį suplaukia įvairių valstybių laivai, čia kūrėsi įvairios pirklių, prekybininkų kolonijos ir žinoma, Klaipėda buvo neišimtis.
Nors žinoma, Klaipėda palyginus su kitais, ar tai būtų Prūsijos uostamiesčiais, ar jau nuo 18 amžiaus rytų Prūsijos uostamiesčiais, pavyzdžiui, tuo pačiu Kionigsbergu, tai buvo kur kas mažesnės apimties ir mažesnis uostamiestis, tačiau jame taip pat netrūko veiksmo susijusio su kitų tautybių žmonių kūrimusi, tai Klaipėdoje mes galime atsekti pėdsakų įvairiausių tautybių, ir tų pačių škotų, ir tų pačių anglų. Kultūrinę to meto Prūsijos gyventojų įvairovę didino ir tai, kad 15–16 amžiaus sandūroje prasidėjo intensyvus jos rytinių ir pietinių pakraščių apgyvendinimas. Į miškingas, anksčiau menkai gyvenamas sritis kėlėsi žmonės iš Lenkijos ir Lietuvos. Lenkakalbiai apsigyveno pietinėje Prūsijos dalyje, kuri vėliau buvo vadinama Mozūrija. Lietuvakalbiai per kelis dešimtmečius apgyvendino didžiulę sritį nuo Romintos girios pietuose iki Klaipėdos šiaurėje, sritį, kurią ilgainiui pradėta vadinti Lietuva. Dėl reformacijos šis regionas tapo išskirtiniu lietuviškai kultūrai. Jame skleidėsi pirmosios lietuviškos raštijos apraiškos. Martyno Mažvydo parengtas katekizmas, pirmoji spausdinta lietuviška knyga, buvo skirtas būtent šiai Prūsijos Lietuvai. Albrechto valdomoje valstybėje buvo dar lietuviškai kalbantis gyventojai. Štai čia nuo Karaliaučiaus link Tilžės, palei Nemuną ir iki Klaipėdos. Tiksliau, Neverseta buvo paskutinis taškas. Nustatytas sienos buvo pagal Melno taiką 15 pradžioje 1422. Taigi Albrechtas sprendė problemą iš esmės, kaip užtikrinti, ko reikalavo reformacija, pamaldas lietuviškai kalbantiems, lenkiškai kalbantiems jo valstybėje ir prūsiškai kalbantiems. Su to yra susiję labai svarbus darbai, kuriuos valstybiškai organizavo Albrechtas, tai yra katekizmų vertimai ir spausdinimai šiomis kalbomis. Taigi, tokiu būdu tarp 1545 ir 1547 atsiranda Prūsijoje karaliaučiai išleidžiami trimis kalbomis. Tai yra būtent prūsų, lenkų ir galiausiai Mažvydo, kaip žinia, katekizmas 1547 metais pirmoji lietuviška spausdinta knyga. Žinoma, reformacijos idėja, kad Dievo žodį tikintieji turi pažinti savo gimtąją, o ne lotynų kalba, didžiausią poveikį turėjo religinės literatūros atsiradimui. Tačiau tai kūrė terpę ir lietuvių kalbos bei lietuvių kultūros raidai. Privalome kalbėti apie nepaprastai didelę reikšmę būtent Lietuvos Prūsijoje gyvenusių ir palikusių labai reikšmingus darbus asmenų indėlį į mūsų lietuvių kultūrą. Todėl, kad mažiausiai 200 metų labai reikšmingi darbai, raštijos visų pirma darbai buvo atlikti būtent toje valstybėje. Todėl ir jau nuo 16 amžiaus, žinoma, ta Lietuvos sąvoka Prūsijoje arba Prūsijos kunigaikštystėje jinai dar nebuvo labai taip tvirtai suprantama ir juo labiau lietuvių kalba nebuvo tokia kaip dabar. Ja reikėjo dar ilgą laiką stengtis sunorminti ir tai ir buvo daroma. Ir pagrinde tai buvo daroma religijos atstovų. Pats Mažvydas buvo kaip protestantas iš Lietuvos pakviestas, bet po to jau ir vietiniai protestantų bažnyčios atstovai, kunigai pagrinde, kurie turėjo reikalą su, net nesakyčiau griežtai lietuviškai kalbančiais, bet baltiškais dialektais kalbančiais žmonėmis, jiems patarnavimus pateikti, o tam reikėjo ne tik katekizmo. 16 amžiuje pasirodo lietuviškų pamokslų knyga Postilė. Į lietuvių kalbą išverčiama Biblija. Galiausiai 17 amžiaus viduryje išleidžiama pirmoji lietuvių kalbos gramatika. Bretkūnas jau 16 amžiuje padarė milžinišką darbą, pamokslų knygą lietuvių kalba Postilio, tai beveik 1000 lapų. Jis dar ir Bibliją sugebėjo išversti, dirbdamas iš esmės evangelikų kunigų provincijoje, Labguvoje. 17 amžiaus pradžioje ta kunigaikštystė tampa didesnės valstybės dalimi, susijungia su Brandenburgu dėl dinastinių dalykų, bet šitas darbas nenutrūksta. Tai yra reformacijos atskleista arba parengta niša,
kultūrai, ypač raštyje lietuvių kalba, jinai toliau tęsiasi ir galiausiai turim labai svarbų rezultatą. 1653 metais Danielius Kleinas vokiškai, parašo vokietis, bet parašo gramatiką litvaniką. Tai yra lietuvių kalbos gramatika pirmąją. Tai yra labai svarbus žingsnis. Lietuvių kalbos vartojimas ir lietuviškos raštijos raida Prūsijoje nenutrūko ir 18 amžiuje. Tolminkiemyje, dabartinėje Kaliningrado srityje, sukurtas vėliau pirmuoju lietuvių grožinės literatūros kūriniu pramintas Kristijono Donelaičio 4 poemų ciklas Metai. Manoma, kad šį apšvietos epochos šedevrą Prūsijos kunigas Donelaitis galėjo parašyti apie 1760–75 metus. Tas 18 amžius iš tiesų čia davė labai daug svarbių darbų. Žinome, mes visi puikiai žinome Donelaičio metus, taip, tą ypatingą palikimą mūsų literatūros ir kultūros istorijoje, bet tam, kad atsirastų tokios asmenybės ir jų darbai kaip Donelaitis arba kad ir Liudvikas Rėza ir daugelis kitų, pavyzdžiui, vokiečių kilmės žmonių, kurie lietuvių kultūrai labai daug nusipelnė. Tipiškas pavyzdys galėtų būti Milkus, pabaigoje žodynas, prieš tai Ostermeieriai, gramatikas rašė žodynus, žodžiu. Tai buvo įmanoma, todėl kad toliau buvo laikomasi tos reformacijos įtvirtintos taisyklės dėl gimtosios kalbos erdvės bažnyčioje ir mokykloje. Jeigu kalbam apie bažnyčią, tai 18 amžiaus pradžioje 1736 metais išspausdinama Biblija pagaliau, nes Bretkūno versta Biblija nebuvo išspausdinta. Ten buvo įvairių aplinkybių. Bet pagaliau pasirodo Biblijos, ir tai pirmoji išspausdinta lietuvių kalba Biblija Karaliaučiuje, todėl kad to reikalavo apeigos bažnyčioje. Mokykla Prūsijoje irgi buvo ta erdvė, kurioje 18–19 amžiuje skambėjo lietuvių kalba. Prūsijos Lietuvoje mokyklos tuo metu jau veikė beveik kiekviename kaime, bet to lankyti jas buvo privaloma. Visų vaikų nuo 5 iki 13–14 metų prievolė lankyti mokyklą Prūsijoje, taigi ir Klaipėdos krašte, buvo įtvirtinta dar 18 amžiuje. Pirmi žingsniai kuriant šią sistemą žengti 1736 metais. Tai yra 2 amžiais anksčiau nei likusioje šiuolaikinės Lietuvos dalyje.